Labas kavos gurmanė. Šiandien su tavimi sveikinuosi aš, Matas, iš Kavos draugo. Ir šiandieną pasitikime kavos aparatą, kuris pastaruoju metu užkariavo visą TikToką. Pasitikite Meraki, kuris žada naują namų espreso erą. Bet prieš pradedant, prenumeruok mūsų puslapį, spausk širdelę, komentuok po mūsų video ir prisidėk prie tolimesnių jų kūrimo. O dabar keliaujam prie aparato. Taigi, iš kur atsirado Meraki? Meraki sukūrė startuolis iš Honkongo 2024 metais ir iš karto sukėlė ažiotažą tarp kavos fanų. O idėja paprasta. Buvo noras sukurti kavos aparatą, kuris kavą pagamintų tokią kaip kavinėje, bet gaminimo procesas neprimintų katastrofos, kuri dažniausiai ištinka pirmą kartą ruošiant kavą. O kaip tik, kad viskas būtų paprasta, lengva ir aišku. Iš pradžių keletą žodžių apie dizainą. Iš pirmo žvilgsnio kavos aparatas atrodo visai kitaip nei kiti pusiau automatiniai kavos aparatai. Jisai modernus, stilingas ir net futuristiškas, pagamintas iš nerūdijančio plieno ir kokybiško plastiko. Čia matote juodos spalvos modelį, bet jau atsirado ir baltos spalvos. Už šį grožį Meraki jau gavo žymius Red Dot ir IF dizaino apdovanojimus. Kavos aparatą sudaro du integruoti boileriai su temperatūros nustatymu, integruotas malūnas, taip pat svarstyklės kavos ruošimo bei to pačio malūno zonoje, pieno plakiklis su temperatūros jutikliu ir išmanus spalvotas jutiklinis ekranas. Ir visa tai sudėta į vieną aparatą. Taigi pažiūrėkime, ar tai veikia taip gerai, kaip skamba. Taigi dabar apžvelkime, ką mes čia matome. Tai kavos aparato gale įsistato didelė 2 litrų vandens talpa, apačioje talpus 650 ml nulašėjimo padėklas. Priekyje viskas padalinta į 3 aiškias zonas. Kairėje malūno zona, priekyje kavos ruošimo zona, pieno plakimo zona, o viršuje turime įspūdingą valdymo punktą. Štai koks gražus ekranėlis. Kartu su kavos aparatu atkeliauja įspūdingi priedai. Medinis padėkliukas kavos grūdimui ir susidėjimui, 58 mm bedugnis portafiltras, taip pat maltos kavos paskirstimų priedas, tamperis, magnetinis dozavimo puodelis kavos malimui, pieno ąsotėlis, netgi šluostė valymui ir šepetėlis. Tai aišku, naudojimo instrukcija ir visi dalykai valymams. Taigi pirmiausia, apžvelkime visas kavos aparato zonas. Tai pradėkime nuo kavos malūno. Tai verta paminėti, kad kavos malūnas yra atskirtas nuo kavos ruošimo zonos, taip apsaugant nuo drėgmės bei temperatūros pokyčių. Patį malūną Meraki sukūrė bendradarbiaujant su Time More gamintojais, kurie pasižymi ypač tvirtais malūnais. Plieninis 37 mm kūginis girnos, bepakopė rūpumo reguliavimo sistema ir 400 gramų talpos pupelių indas. Pakopė. O būtent malūnas visą kavą mala į specialų indelį. Vyšnia ant torto, tai būtent po malūnų integruotos labai tikslios svarstyklės, taigi jokių papildomai atskirų aksesuarų. Taigi kaip visa tai veikia? Tai ekrane pasirenkame skiltį Grinder. Būtent čia matote 2 režimus, tai auto ir rankinė. Automatinis režimas sumala tokį kiekį kavos, koks yra nurodytas ekrane. Rankinis būdas mala kavą tol, kol jūs ją sustabdote. Ekrano viršuje yra malimo lygis, kurį jūs galite pasireguliuoti ratuku prie malūno. Taigi, pradedame. Pasirenkame būtent malimo kiekį 18 gramų. Spaudžiate OK ir Grind. Malimas, kaip matot, vyksta labai tyliai ir švariai, o malta kava yra sumalama į specialų maltos kavos indelį. Taigi paruoškime kavą espreso gaminimui. Tai ant bedugno portafiltro apverčiame maltos kavos indelį su malta kava. Šiek tiek pakratome ir nuimame indelį. Portafiltrą statome ant specialaus laikiklio. Įstačius portafiltrą su malta kava į specialų laikiklį,
ją reikėtų išlyginti su specialiu kavos skirstymo įrankiu. Ir taip pat su specialiu tamperiu mes kavą turime sutamperiuoti. Ir turime puikiai paruoštą kavą espreso ruošimui. Šis kavos aparatas turi 2 boilerius, vienas 350 ml dydžio skirtas kavai ir 550 ml skirtas garui, tai yra pieno plakimui. Tai reiškia, kad vienu metu galima pagaminti ir kavą, ir pieną, jokių pauzių. Kitas labai svarbus dalykas, ką reikėtų paminėti, tai abu šie boileriai turi atskiras individualias PID sistemas. Tai reiškia, kad galima nusireguliuoti kiekvieno boilerio temperatūrą atskirai. Šis kavos aparatas paruoš kokybišką kavą ir užtikrins temperatūros stabilumą. Dar vienas elementas šiame aparate yra integruota rotacinė pompa, kuri yra sutinkama komerciniuose kavos aparatuose. Ši pompa užtikrina tylų veikimą ir slėgio stabilumą. Tai dar ne viskas. Šiame kavos aparate galima reguliuoti išankstinį plikimą, jo spaudimą bei laiką. Ir paskutinis, bene svarbiausias dalykas – Brew by Weight technologija. Integruotas dar vienos svarstyklės, leidžiančios ruošti kavos tokį kiekį, kokio jūs norite. Skamba kietai? Išbandom. Įstatome portafiltrą, tvirtai jį užsukam, spaudžiame Brew. Ekrano viršuje matome temperatūrą, ją galima reguliuotis nuo 85 iki 96 laipsnių. Ekrano viduryje pasirenkame 36 gramus espreso gaminimui. Pasirenkame porcijos dydį 36 gramus. Spaudžiame OK ir spaudžiame Play. Ir magija prasideda. Ekrane galima stebėti, kaip keičiasi porcijos dydis ir netgi laikas. Turėjome 18 gramų kavos, tai idealiu atveju turėtume gauti 36 gramų porciją per maždaug 30 sekundžių. Espreso gaminimo procesą galime valdyti ir rankiniu būdu, specialia svirtele. Galima procesą ir sustabdyti, ir dar jį prailginti. Taip, viskas paprasta, bet tobula. Dabar apie super kietą pieno sistemą. Kavos aparatas turi integruotą, įspūdingai atrodantį ilgą karštų garų angalį su 3 skylutėmis. Jos padeda pienui suktis ąsotėlyje. Pienas sukasi į visas puses, o garų angalio gale įmontuotas temperatūros jutiklis pasako: 55 laipsniai, stop, nustok kankinti pieną. Išbandykime šį technologinį stebuklą. Taigi pradžiai įsipilam pieną. Pradžiai šiek tiek nuleiskime garų, kad neliktų viduje vandens. Tai svirtelę palenkime žemyn ir pasukam rankenėlę. Ekrane pasirenkame skiltį Steam. Pasirenkame temperatūrą 55 laipsnių, tarkim. Taip pat yra 4 putos lygiai, tai pasiliekame ties Strong ir spaudžiame Play. Temperatūra kyla, pienas plakasi automatiškai. Aišku, jeigu norisi pasimankštinti ranką, yra ir rankinis režimas. Pasibaigus pieno plakimo procesui, nuimame ąsotėlį, nuvalome galiuką ir, kad sistemoje ir garų angalyje neliktų pieno likučių, paleidžiame garus. Užpilam pieną ant espreso ir voila, latte. Kažin ar esu kada nors paprasčiau ir greičiau ir lengviau pasigaminęs tokią gerą kavą. O dabar jau mėgaujantis skania kava trumpai apie meniu nustatymus. O čia galima rasti įdomių dalykėlių. Valymas su nurodymais, taip pat mokymų gidas su įvairiausiais patarimais. Įdomus dalykas, kad yra atskira svarstyklių funkcija. Jei jūs nenorite kavos, o tarkim pasigaminti mačą, tai galite pasisverti atitinkamą kiekį. Jau minėti išankstinio plikimo nustatymai ir dar labai fainas dalykas – aparato įsijungimo laiko programavimas. Taip, aparatas bus
paruoštas dar prieš jums atsikeliant. Dar vienas įdomus ateities dalykas – Coffee Sense funkcija. Meraki bendradarbiauja su vienais populiariausių kavos gamintojų pasaulyje, kad jie ant savo kavos pakuočių įmontuotų specialius NFC čipus, o juos nuskaičius aparatas nustatytų specialius nustatymus pagal tam tikrą kavą. Kol kas tokių kavų nedaug, bet kaip ir minėjau, tai ateities dalykas. Tai jūs įsivaizduokit, nusiperkat kavos, nuskenuojat ir kavos aparatas ir kiekį, ir išankstinį plikimą, ir malimo rūpumą nustato už jūs. Na ir kaip įspūdis. Mano nuomonė, Meraki tikrai pradeda naują namų espreso erą. Stilingas, išmanus, ruošiantis aukščiausios kokybės kavą ir leidžiantis pasijusti tikru barista namuose. Be jokių super sudėtingų procedūrų ir už labai gerą kainą. Nuorodą rasit apačioje. O dabar, jeigu patiko tau šis video, spausk širdelę, prenumeruok mūsų puslapį ir pakomentuok, kaip jums šis Meraki kavos aparatas. Taigi ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Liuks!